Tėvų rūpestis ne tik vaikų materialinė gerovė. Rūpintis vaiko emocinė sveikata taip pat turėtų tėveliai. Ši asmenybės formavimosi dalis yra ypač jautri ir svarbi. Ir jei tėvai išvažiuoja į užsienį laimės ir geresnio uždarbio ieškoti, o vaikas yra paliekamas namuose, kyla daugybė problemų. Ne visos jos yra matomos. Bet kokio amžiaus vaikui yra labai svarbu, ar tėvai yra šalia ir dalyvauja jo gyvenime. Tai neįvertinama pinigais. Tačiau gyvenimo realybė prieštarauja sveikai logikai. Labai dažnai tėvai išvažiuoja dirbti į užsienį, palikdami savo atžalas neva trumpam, tik kol įsikurs, susiras gerą darbą. Tačiau vaiko izoliacija nuo tėvų daugeliu atveju užsitęsia ilgą laiką. Aš atsimenu dar prieš kokius 10 metų, kai atvažiuodavo pas mus iš kitų šalių, po to prieš 8, prieš 5 ir dabar, kai jau tas reiškinys vyksta plačiai, jie perklausė keletą kartų. Jeigu gal nesupratom vienas kito, kai kalbam, sakykime, angliškai, kad ar tikrai taip yra, kad tėvai dirba vienoje šalyje, o vaikas čia lieka. Nes jų mąstyme, sakykime, bet kokios kitos labiau ekonomiškai išsivyščiusios šalies žmonėm, kolegom atrodo, kad labai natūralu, kad jeigu tu priemi sprendimą važiuoti dirbti kitur, į kitą šalį, tai tu važiuoji su visa šeima. Ir arba važiuoji, arba nevažiuoji. Jie labai sunku. Tai čia toks fenomenas labai liūdnas, vykstantis, sakykime, per paskutiniuosius metus, gana intensyviai. Ir išvykusiems tėvams nėra lengva. Susikloščiusios aplinkybės priverčia rinktis tokį kelią, tačiau niekas nepasakys recepto, kaip geriausia pasielgti. Tik vieni lengviau susitaiko, o kiti išsiskyrimus išgyvena labai skausmingai. Jeigu tai žinai, kad yra trumpalaikis toks, nežinau, metai 2, tokia situacija, taip turėtų dabar vykti, žmonės mobilizuojasi ir išbūna tuos metus. Vėlgi apibrėžtumas laike labai svarbus, bet jeigu tai yra ilgam labai laikui, tai tikrai yra labai rimti sprendimai. Tada vėlgi yra klausimas, jau čia gal labiau tėvelio atsakomybės, kokio amžiaus vaiką galima palikti, arba leidi savo palikti namuose, arba ten kitiems šeimos nariam auginti, ir kokio ne. Mažutį galima, negalima, paauglį galima, negalima. Tai tikrai, aš sakyčiau, kiekviename amžiaus tarpsnyje ir kiekviename raidos tarpsnyje tėvai yra labai svarbus vaikų žmonės. Tiek mama, tiek tėtis, ir vaikas turi bendrauti su jais, matyti juos ir ne tik per Skype'ą. Gyvo bendravimo, švelnumo nepakeis nei trumpoji žinutė, nei pokalbis telefonu. Juk to, ką žmonės gali duoti vienas kitam susitikimo metu, kai žiūri vienas kitam į akis, neatstos kibernetinė erdvė ir modernios technologijos. Žmonės komunikuodami, bendraudami vienas kitam pagrindinę informaciją perteikia ne tiek žodžiais, bet kiek kūno kalba ir veido išraiška. Tai tokio betarpinio buvimo, kai matai savo vaiką ir žinai jam, sunku, lengva, jis piktas, liūdnas, įsitempęs, džiaugiasi kuo nors ar kaip nors dar kas nors, gali daug ir nepasakoti, arba papasakos vėliau, bet yra tas pojūtis, nors trumpam susitik dienos bėgėje, pavakary, kiti pergyvena, kad daug nepasikalba, gal ne kasdien pasikalba, bet vis tiek mato, vis tiek jaučia vienas kitą. Smerkti ir auklėti tėvų paliekančių vaikus ir išvažiuojančių į kitas šalis niekas neturi teisės. Tai yra jų apsisprendimas. Tačiau psichologai pataria stengtis nenutraukti ryšio su vaiku, rūpintis jo kasdieniu gyvenimu taip, kad jis jaustųsi mamos ir tėčio mylimas ir jiems reikalingas. O meilę vaikai suvokia labai skirtingai. Vienam tai yra tai, kad jam ką nors nuperka. Man atneša dovanų, man nuperka, mane pamalonino. Kitam reikia laiko dėmesio, kitam sako, gražų žodį man pasakė. Arba man kokią paslaugą padaro visą laiką, lovą už mane pakloja, sakykim. Ar ten kartu praleistas laikas kitiem labai yra svarbus, kad mes kartu pabuvom ir kartu pasikalbėjome. Kiek jų, taip vadinamos meilės supratimo ir išraiškos kalbos sutampa, nes tėveliai atveža dovanų. O jeigu vaikui tų dovanų nereikia, tam vaikui, kuriam labai tinka dovanos kaip meilės išraiška, tai gal jis kiek ir pasidžiaugs. Yra vaikų, kurių visai nedžiugina tos dovanos, o sakykime, jam reikia paglostymo, jam reikia žvilgsnio, jam reikia dėmesio ir kartu praleisto laiko. Tai ta grupė vaikų būtų labiausiai pažeidžiama. Apie abiejų tėvų dėmesio stoką galima diskutuoti ir tais atvejais, kai net ir visai šeimai gyvenant Lietuvoje, vaikui skiriamas ne abiejų tėvų dėmesys.
Tėtis rūpinasi finansinę šeimos gerovę, o mama imasi atsakomybės už buitį, taigi ir už dvasinį klimatą namuose. Kai vaikas suserga, ligoninėje dažniausiai su juo būna irgi mama. Ta tendencija yra dažniausiai vaikų sveikata, vaikų mokymusi visais būreliais, visų vaiko gyvenimu dažniausiai rūpinasi mama. O tėtis lieka kaip ir nuošaly. Ir dažnai netgi galima tokį ir išgirsti priekaištą, kad lyg ir niekas nekviečia, nesako, nepriima į tą komandą. Nors dažniausiai turbūt yra kita situacija, kad nelabai ir norisi tame dalyvauti. Dabar kam yra problema? Aišku, visų pirma, tai yra vaikui, nes jisai jau vėlgi negauna viso dėmesio. Nes kiekvienas vaikas iš tikrųjų jo pagrindinis noras yra būti mylimam ir būti svarbiam abiems savo tėvams. Tai vadinasi, jis jau to dėmesio gauna tik tai pusę. Jisai gali jau jaustis ne tiek svarbus kitam tėčiui, kuris nepaklausė, kaip jisai jaučiasi, nepaklausė, ką jam sakė gydytojas ir nenuėjo su juo ir nepabuvo kartu tada, kai jam buvo sunku, nes vis tiek jam yra sunku eiti pas gydytoją. Toliau, kam yra dar žala, tai yra žala tai mamai, kuri visą laiką yra viena ir visą laiką, sakykime, aš žiūriu kaip vaikų neurologė. Tai yra mūsų ligos tos, kurios yra visą laiką labai liūdnos iš tikrųjų. Ir tai, ką tu turi pasakyti tėvam ir, sakykime, pacientui kartais, jeigu jisai supranta, tai dažniausiai būna liūdnos žinios, kad jūsų vaikas serga kažkokia lėtinė liga, kurią arba ilgai labai reikės gydyti, arba galbūt jinai net bus neišgydoma. Ir galima įsivaizduoti, kad vienam žmogui visą tai išgirsti būna labai sunku. Ir yra daug apsauginių, gynybinių žmogaus psichologinių reakcijų, kai jisai išėjęs ir grįžęs namo, jis jau net nebežino, ką jisai pasakys tam savo vyrui. Ir tada atsiranda taip, kad vienas žmogus nori lyg ir nuslėpti, pasako, kad čia nieko nėra, čia nieko blogo nesakė. Kitas problemą padidinti. Ir gaunasi, kad ir tam žmogui blogai, kuris neša tą žinią. Ir tas kitas vėlgi gauna nepilną informaciją ir vėlgi jaučiasi nedalyvis tų įvykių. Vaiko trauką tėvams, šeimai, ko gero geriausiai iliustruoja istorijos, kai vaikai pabėga iš vaikų namų ir glaudžiasi pas alkoholikus tėvus. Tai elementarus dalykas, nes pats pagrindinis žmogaus poreikis yra turėti žmogų, prie kurio galėtum prisirišti. Ir tas noras prisirišti jau atsiranda antrąjį gyvenimo pusmetį. Ir dėl to jau, sakykime, mes tik tai pirmą gyvenimo pusmetį galime bet kas paėmęs ateiti, paimti vaiką ir išdžiaugtis, jį galima įvaikinti ir visa kita, ir jisai prisiriš prie bet kokio žmogaus, ne prie kažkokios visuomenės, klasės, grupės ar didelio vaikų namų kolektyvo, o prie vieno žmogaus. Ir tai yra pagrindinis poreikis. Ir tada jisai, aišku, turi tą vidinį poreikį rasti tą mamą, tėtį, tą savo šeimą, tą žmogų, kuriam jisai bent jau įsivaizduotų, kad jisai yra pats svarbiausias. Vaikui tėvų reikia čia ir dabar, o ne po 3 mėnesių ar pusmečio. Tėvai nutolę nuo vaiko kasdienių džiaugsmų ir rūpesčių nepamato daugybę svarbių momentų, akimirkų, kurių nebesugrąžinsi. Yra daugybė dalykų, kuriais būtina dalintis, pasidžiaugti ar pasidalyti paslaptimis, kurias norisi pasakyti tik mamai ir tėčiui.